Kas laukia tavęs rudenį? Ką atneš ruduo? Kokius įvykius, emocijas, situacijas, mintis? Ką atneš tau ruduo? Susikoncentruok, pagalvok tik apie save. Galvok apie save. Nu ką, ruduo tikrai nebus nuobodus, bus smagūs susitikimai, šventės, jausi, kad pagaliau esu ten, kur reikia. Ir atrodo, tarsi gyvenimas sakytų tau, atsipūsk, atsipalaiduok, viskas yra gerai. Taurių karalienė ir karalius. Nu, tai čia va porelė. Kai tokia pora pasirodo, tai jau rimta. Arba kažkas naujo, arba esami santykiai gaus kitą lygį. Kitaip tariant, ruduo bandys tave suporuoti. Bet čia porelė įsimylėjėlių žiūri į skirtingas pusės. Teisingumas. Nu, viskas aišku. Čia dar ir teisingumas, taigi jokių žaidimėlių, viskas turi būti tikra, švaru, pagal tavo vertybės. Jeigu kažkas ne taip, kardų karalienė tavo viduje jau stovi su tokiu žvilgsniu. O bernelį neapgausi tu manęs daugiau. Aš jau viską žinau. Gal pas jūs jau buvo tokios situacijos, kad vyras apgavo. Jau esat šalta, matot, kardų karalienė yra protinga moteris. Jinai viską apmąsto, turi patirties. Aišku, bus ir miglų, iliuzijų, kažkokių abejonių, bet žinai ką, tu jau moki atskirti, kur yra sapnas, kur yra realybė. Kažką turėsi pasirinkti, du pasirinkimai, kažką gal praeiti paliksi, vaisiai naują, pasirinksi pagaliau. Daug labai minčių, labai daug aštrių gal pokalbių, arba bus aštrus kažkoks pokalbis, kuris nepatiks ne vienam. Jo, kažką tau teks palikti praeiti, nebijok, nes įsivaizduok čia kaip spintos tvarkymas. Išmeti senus džinsus ir atsiranda vietos naujai sukneliai. Tai išeisi, pasirinksi save ir tapsi jėga. Ne ta, kuri verkia, ne ta, kuri fantazuoja, o būsi ta, kuri šypsosi. Glosto jinai savo tą liūtį ir sako, aš valdau situaciją ir nieks manęs neišves iš pusiausvyros. Trumpai tariant, ruduo tau atneš meilę, svarbius kažkokius pasirinkimus ir progą parodyti, kokią tu stipriesi. Paleis, kas nebetinka, pasijok iš tos miglos, iš tų iliuzijų ir eik į naują etapą. Kaip karalienė. Lengvai, gražiai, protingai. Šiandien viskas. Ačiū ir viso gero.